Sveiki! Labai malonu, kad prisijungėte į šį pristatymą. Taigi šiandieną pakalbėkime apie naują galimybę darbo rinkoje. Apie ką mes šiandieną kalbėsime? Kaip atrodo mūsų kasdienybė? Tai kiekvieną dieną yra namai, šeima, vaikai, darbas, studijos, mokymai, aistros, hobiai ir taip toliau. Ir ko mums dažniausiai trūksta? Manau, kad visiems tai dažniausiai trūksta laiko, kai kuriems trūksta sveikatos, daugeliu iš mūsų trūksta pinigų, kai kuriems trūksta įvertinimo, daugelis nori poilsio. O kokiagi situacija darbo rinkoje? Tai dažnai būna mažas valandinis tarifas, kurį lydi stresas, nepasitenkinimas, viršvalandžiai. Taip pat augimo plėtros trūkumas, nustatytos lubos ir nėra paramos, nesuprantamumo stoka, nepalanki kompanija. Ir kas mus daro laimingus? Tai mus laimingus daro plėtra, kai galime realizuoti save. Laiko laisvė, finansiniai laisvė, kai mes neturime įsipareigoti į kažkokius tai rėmus įsisprausti. Finansai, kai nereikia jų skaičiuoti. Pagalba kitiem, kai galime kitiem padėti. Sveikata, fizinis komfortas. Tai vieni svarbiausių dalykų gyvenime. Ir aišku, santykiai. Kodėl MLM? Nes nereikia jokių investicijų, jokios finansinės rizikos neprisiimame. Nėra jokių prisirišimų, nėra jokių fiksuotų išlaidų, nėra įtakos atlyginimo dydžiai, galima dirbti iš bet kurios žemės vietos, galima atsirinkti, su kuo dirbti, galima dirbti patogiu laiku, taip pat galima verslą ir paveldėti, sudaryti šeimos sutartis, aišku, gauti paramą ir pagalbą. Kas mes esame? Mes esame ilgametę patirtį turinti komanda, palaikome vieni kitus ir keliame sparnus. Išsiskiriame etika, aistra, bendromis vertybėmis ir darbo sistema. Dirbame, kada tik mums patogu, internetu, kur norime, kiekvienas pasirenka tai, kas jam patinka. Savo darbus mes planuojame patys. Mūsų misija yra veikti patiems, remiantis kokybę, santykių ir galimybėmis. Michi, kas tai yra? Tai yra mūsų verslo partneris. Michi turi tiek savos gamybos, tiek užsakomosios gamybos produktus. Apskritai laboratorija dirba daugiau nei 25 metus ir turi 25 metų patirtį gamyboje. 80 procentų produktų yra veganiški, dinamiškai vystosi, tai yra moderni įmonė, įkurta 2022 metų Lenkijoje, siunčia užsakymus į 26 Europos šalis, gaminius gamina ekologiškai, taip pat turi ir nuosavą laboratoriją. Kokie yra pagrindiniai produktai? Tai produktai, kurie sudaro veido priežiūrą, kūno priežiūrą, plaukų priežiūrą, namų priežiūrą, kvepalus, papildus, vaikų priežiūrą, vyrų priežiūrą, automobilio priežiūrą ir dar galbūt kažko nepaminėjau, bet kategorijų turime tikrai labai daug ir labai daug produktų. Taigi turime net 3 bendradarbiavimo variantus. Kiekvienas galime pasirinkti savo kelią, ką norime daryti. Tai yra klientas turintis paskyrą, tai tiesiog žmogus, kuris nori pirkti ir sutaupyti. Kita kategorija yra rekomenduotojas, tai kuris rekomenduoja kitiem irgi įsigyti tuos gaminius ir nuo to uždirba. Ir verslo variantas, kai jau statome komandą ir profesionaliai nuo to uždirbame. Tai dabar klientas turintis paskyrą, tai gauna 20% nuolaidą pirmai užsakytai prekiai, prieiga prie visų akcijų bei nuolaidų, gauna motyvacinės programas su apdovanojimais, turi galimybę gauti nemokamų mokymų ir grožio patarimų ir nėra jokių startinių mokesčių ar kasmėnesinių mokėjimų.
Rekomenduojami produktai. Tai jeigu jūs norite būti rekomenduotoju, tai yra pardavinėti prekes kitiems, tai jūs galite uždirbti 30% nuo kiekvienos parduodamos prekės. Galite tuos gaminius rekomenduoti tiek gyvai, tiek internetu. Pirkdami gaunate privilegijas, kurias galite iškeisti į kosmetiką ir dovaną, naudojate specialiais pasiūlymais ir akcijomis, bei turite galimybę gauti mokymus ir ekspertų patarimus. Ir produkto rekomendacija premium klube. Tai kiekviename kataloge jums yra taikoma 30% nuolaida. Kas 3 katalogus gausite iš įmonės naujų gaminių rinkinį, kurių vertė yra apie 30 eurų. Kartą per metus gausite dovaną iš įmonės su Michi logotipu. Taip pat galite dalyvauti prestižinių prizų traukime ir turite prieigą prie papildomų akcijų, kurios yra skirtos tik premium klubo nariams. Prekės rekomendacija. Naudokite užsakant savo klientui. Pirkite kaip klientas savo klientui, įveskite jo adresą ir kontaktinius duomenis, pasirinkite pristatymų tipą, o įmonė už jūs sukurs mokėjimų nuorodą, išsiųs ją klientui, jis turėtų apmokėti užsakymą per gana trumpą laiką, tai yra 2 valandos. Ir dėmesio, klientas sumoka mažmeninę kainą ir pristatymo išlaidas, o jūsų nuolaida išsaugoma jūsų paskyroje ir gali būti naudojama vėlesniems pirkiniams. Tai yra automatizuota sistema kaip tiesioginis siuntimas klientui. Ir ką galima uždirbti ir kaip apskaičiuoti būtent tą savo pelną. Tai uždirbti pinigų rekomenduojant galima atitinkamą procentą, tai yra paskaičiuoti vidutiniai uždarbiai. Tai jeigu užsakymų vertė yra apie 145 eurus, tai vidutiniškai per periodą uždirbti galima apie 43 eurus ir per metus tai gali sudaryti apie 740 eurų. Bet jeigu jūsų, pavyzdžiui, užsakymas 290 eurų, tai jūs uždirbsite vidutiniškai apie 90 eurų, o per metus tai gausis apie 1500 eurų. O jeigu jūsų dideli užsakymai, tarkim, po 500 darote apyvartas, tai jūs jau uždirbate 150 eurų per katalogą, kas per metus gautus apie 2500. Ir verslo variantas. Tai yra papildomos premijos nurodytos pasiekus tam tikrą lygį ir išlaikius į kelias kompanijas. Kaip manote, tų papildomų premijų galima susirinkti tikrai gana solidžias sumas. Ir kaip visą tai veikia? Pirmiausia, tai naudojate produktus ir juos rekomenduojate ir gaunate nuolaidas savo naudojamiems pirkiniams. Arba dalyjatės galimybėmis su kitais ir kurite komandą. Uždirbate tikrus pinigus įmokėtus į jūsų sąskaitą. Tai yra keli būdai, tai gali būti būtent tas procentas sugrąžinamas į jūsų reklaminę sąskaitą ir jais padengiate kitus užsakymus, galite išsimti išankstinio apmokėjimo kortelę, kai jau esate ne mažiau nei 8% lygyje ir bendradarbiavimo sutartis gali būti pasirašoma nuo 12%. Gerai pradžiai. Tai tiesiog kaip pavyzdžiai yra pateikti, kokios sumos apyvartos ir kokie mokėjimai yra už tai apmokami. Jeigu pasiekite 4%, kas yra 250 eurų apyvarta, tai gali būti tiek jūsų komandos narių ir uždirbate apie 10 eurų. Tai čia yra būtent už apyvartą, o ne už produktus. Tai du skirtingi dalykai. Bet jeigu, pavyzdžiui, esate 8% darote apie 1000 eurų apyvartą, tai galite gauti ir apie 80 eurų būtent uždarbio nuo apyvartos. Kuriant komandą, tai irgi va, tas pavyzdys toliau, tarkim 12%, jeigu pasiekėte, darote 2000 apyvartą, tai gaunate apie 200-240 eurų būtent mokėjimą. 14%, kai pasiekėte, tai yra apie 3000 eurų apyvartą, tai kažkas jau gaunasi apie 400 eurų.
Na, o jeigu pasiekėte jau 17% ir darote apyvartą 5000, tai jau jūs gaunate apie 800-850 būtent komisinių, plus papildoma premija 1000 eurų. Jeigu išlaikote sekantį katalogą būtent vėl 17%, tada ir padidinate apyvartą, tada gaunate dar vieną papildomą premiją. Tai tikrai nuostabus verslo modelis su tikrai geromomis sumomis, duodančiomis uždirbti, taip pat papildomomis premijomis, tikrai gerų dydžių. Tai verta apie tai pagalvoti. Tai va čia yra plačiau parodyta būtent mega bonus, apie kurį minėjau, pasiekus direktorių lygį 1000 eurų, vyresniojo direktoriaus 500, struktūrinio direktoriaus 2000 eurų ir taip toliau. Iš viso galima susirinkti net 16 500 eurų premijų per mega bonus premijas. Ir pasiekę Michi direktoriaus lygį, jūs gaunate, kaip ir minėjau, tą kvalifikacinę premiją. Taip pat kvalifikacinė premija yra dar papildoma premija išlaikius 6 katalogus savo lygį, tada gaunate dar papildomą premiją. Taip pat dalyvaujate nemokamai jau konferencijos ir verslo mokymuose ir atlikę tam tikrus reikalavimus kvalifikacinius, turite galimybę keliauti į užsienį, į keliones. 2024 metų kelionė buvo į Turkiją, 2025 metų kelionė bus į Graikiją. Tai tikrai verta pasistengti ir užsidirbti ne tik gerus pinigus, bet ir keliones. Ir privalumai, kad šį darbą galima dirbti iš namų, būnant tiek su vaikais, atrandame naujas draugystes, mus palaiko komanda, turime keliones, turime prizus, nuolaidą kosmetikai, didiname savo kompetencijas, turime lankstų darbo grafiką, dirbame kada norime, turime įtaką pajamoms, tai kiek padarysime, tiek ir turėsime, atlyginimas išmokamas, tas būtent mūsų komisinis atlygis, kas 3 savaitės ir turime net 17 išmokų per metus, turime visą paruoštą darbo planą, taip pat paveldėjimo principas ir aišku asmeninis ir finansinis tobulėjimas. Ir kaip pradėti? Tai pasidalinkite savo įspūdžiais su žmogumi, kuris jūs pakvietė peržiūrėti šią prezentaciją. Tada tas žmogus jums atsiųs nuorodą, kur galėsite susikurti paskyrą Michi naudodami būtent tą nuorodą. Išsirinksite jums labiausiai tinkantį bendradarbiavimo variantą ir aišku mokintis, baigti mokymus ir pritaikyti visą tai Michi veiklos sistemoje, kopijuoti ir pasiekti sėkmę. Taigi linkiu jums puikaus starto ir lauksiu mūsų Michi Smaragdo komandoje. Ačiū, kad žiūrėjote ir geros dienos.